Eglės pasakėlės. Seserų draugystės žiedas. Kartą gyveno dvi seserys – Austėja ir Viltė. Nors jos buvo labai gražios ir gabios, niekaip nesutarė. Austėja mėgo tvarką ir ramybę, o Viltė buvo smalsi, kūrybinga ir dažnai palikdavo netvarką aplink save. Austėja pykdavo, kad Viltė nepadeda tvarkyti namų, o Viltė manė, kad sesuo per daug niurzga ir neturi fantazijos. Vieną dieną jų mama pavargus nuo jų barnių tarė: "Jei nesiliausite pyktis, mano kantrybė baigsis. Raskite būdą sutarti, kitaip niekada nesužinosite didžiosios mūsų šeimos paslapties." Seserys nustebo, jos niekada nebuvo girdėjusios apie jokias paslaptis. Viltė smalsumo vedama ėmė klausinėti, bet mama daugiau nieko nebeatsakė. Ta naktį Austėja ir Viltė susapnavo tą patį sapną. Pro jų namus praėjo žėrinčiais drabužiais apsirengusi paslaptinga moteris. Ji laikė rankoje stebuklingą žiedą, kuris skleidė ryškią šviesą. Moteris tarė: "Šis žiedas priklauso tik toms, kurios moka būti kartu ir padeda viena kitai. Jei norite jį rasti, eikite į paslapčių mišką ir įveikite 3 išbandymus." Ryte seserys papasakojo viena kitai sapną. Nors jos nenorėjo keliauti kartu, smalsumas nugalėjo ir jos leidosi į kelią. Pirmas išbandymas – tiltas per Ginčų upę. Seserys atėjo prie upės, kurios vanduo buvo toks audringas, kad tiltas virš jos visas drebėjo. Prie tilto stovėjo raštelis: "Per tiltą gali pereiti tik abi kartu, viena be kitos nuskęs ginčuose." Austėja bijojo, kad Viltė nugrius ir sukels nelaimę. Bet Viltė tvirtino, kad viskas bus gerai. Galiausiai jos susikabino rankomis ir kartu lėtai perėjo tiltą. Kai jos įveikė upę, vanduo nurimo. Antrasis išbandymas – kliūčių labirintas. Miško viduryje seserys pateko į labirintą pilną akmenų. Raštelis ant sienos skelbė: "Ištrūkti galėsite tik tuomet, jei dirbsite kartu. Viena matys kelią, kita nuvalys kliūtis." Austėja, kuri turėjo gerą atmintį, įsidėmėjo labirinto vingius, o Viltė, būdama stipresnė, pašalindavo kliūtis iš jų kelio. Tokiu būdu jos abi sėkmingai surado išėjimą. Trečiasis išbandymas – pusiausvyros laiptai. Galų gale jos pasiekė aukštus laiptus, vedančius tiesiai į miško viršūnę. Tačiau laiptai buvo netvirti ir ant jų buvo parašyta: "Šie laiptai sulūš, jei viena jausis svarbesnė už kitą. Raskite pusiausvyrą." Kiekvieną kartą, kai Austėja norėjo skubėti pirma, o Viltė atsilikdavo, laiptai girgždėdavo ir trupėdavo. Tik tuomet, kai jos ėmė eiti vienodu tempu, žingsnis į žingsnį, laiptai tapo tvirti ir jos įveikė kliūtį. Patekusios į miško viršūnę, seserys rado stebuklingą žiedą. Jisai spindėjo įvairiausiomis spalvomis. Kai jos palietė žiedą, pasirodė ta pati moteris iš sapno. "Jūs įveikėte išbandymus ir įrodėte, kad galite būti komanda. Šis žiedas simbolizuoja jūsų ryšį. Jei kada nors pamiršite, kaip svarbu būti kartu, jis tai jums primins." Nuo tada Austėja ir Viltė nebepyko viena ant kitos. Austėja suprato, kad Viltės kūrybingumas gali būti naudingas, o Viltė ėmė vertinti Austėjos atsakingumą. Žiedas tapo jų šeimos simboliu, o seserys suprato, kad tik sutardamos gali pasiekti didžiausių dalykų.